Molio lipdymas ir tapybos technika. Lipdymas iš molio. Sąmoningumu pagrįstos meno terapijos mokymuose. Pagyvenusiems žmonėms yra puikus kūrybinės veiklos ir emocinės išraiškos metodas. Ji padeda vyresnio amžiaus žmonėms išreikšti save, įprasminti savo emocinę būseną ir atrasti savo vidinį potencialą. Reikalingos medžiagos: geriamoji soda, vanduo, krakmolas, vandens pagrindo dažai, teptukas. Pirmasis etapas. Pradėkime. Pirmiausia, paimkite stiklinę ir į pusę stiklinės įberkite geriamosios sodos. Tada į pusę stiklinės įpilkite sodos krakmolo ir vandens. Antrasis etapas. Formavimas minkymų. Reikia minkyti rankomis, kol masė taps tiršta. Tada galite suteikti formą ranka arba bet kokiu kitu įrankiu. Šiame etape galite išreikšti savo jausmus. Ant molio rankose galite išlieti įvairų liūdesį, džiaugsmą, pyktį, suvokti savo vidinius išgyvenimus, suteikti emocinę išraišką ir tyrinėti savo kūrybiškumą. Trečiasis etapas. Džiovinimas ir dažymas. Galiausiai reikia palaukti, kol molis išdžius. Po to galite dažyti vandeniniais dažais. O dabar metas pažvelgti į savo meną. Jei norite, galite aptarti spalvų ir raštų, kuriuos naudojate ant molio, reikšmę, kylančias mintis ar impulsus, jūsų ryšį su savimi tapant ir panašiai.